Treneri kovingos lygiosios sugrįžote į pagrindinį Marijampolės miesto stadioną. Pirmiausia, jūsų komentaras šiek tiek apie rungtynes. Smagu sugrįžti į stadioną ant žalios vejos. Kas liečia rungtynės, jos tikrai buvo neblogos, kaip sakot, kovingos. Labai norėjom 3 taškų, ko ir siekėm. Ir mano nuomonė, iki praleisto įvarčio tikrai buvom geresnė komanda ir kontroliavom rungtynės. Prasileidom įvartį pro standartinės padėties, tada kažkiek įsivėlė chaoso, aišku, turbūt ir žaidėjai. 3 rungtynės per savaitę, gal truputį pritrūko jėgų, bet gaila, jaučiamės praradę 2 taškus, neiškovojo tašką. Pirmas kėlinys apskritai toks, jeigu dar bent vienas įvartis, tai turbūt planas maksimum būtų ir įvartis, ir dominavot praktiškai, kontroliavot žaidimą. Jūsų varžovas, Šiaulių treneris, sakė, kad pirmas kėlinys jam visiškai nepavyko, bet antrajame jie kažką pakeitė ir jau sužaidė visai kitą kėlinį. Jūs ir paminėjot, kad galbūt nuovargis, galbūt kažkur įsivėlėt į chaosą, bet kaip manot, ką galbūt Šiauliai padarė kitaip antrajame kėlinyje, kad jie sugebėjo perimti iniciatyvą? Nemanau, kad Šiauliai perėmė iniciatyvą, kaip minėjau, mes kontroliavom žaidimą iki praleisto įvarčio, o įvartis buvo praleistas po standartinės padėties, nesugebėjom apsiginti, žiūrėsim, analizuosim, gal pritrūko kažkur koncentracijos. Tas mūsų chaosas, kaip minėjau, po įvarčio. Taip, bet padarėm keitimus ir gale turėjom irgi gerą situaciją, juos gelbėjo vartininkas. Iš varžovų žaidėjų buvo galima girdėti, kad buvo sunku jau pabaigoje, vis tiek pirmą kartą jie žaidė ant natūralios vejos, jūs jau kažkiek galėjote apsiprasti, vis tiek tai yra ir jūsų namų stadiono, žaidėte ir Dariaus Girėno stadione. Negirdėjote žaidėjų reakcijų, kaip jiems tos pirmosios rungtynės, veja šiaip atrodo nebloga buvo? Aikštė visiems vienoda ir kaip minėjau, gal tos 3 rungtynės pailiui kažkiek tų jėgų pritrūko, nes sunkiau žaisti ant žolės, mes kas liečia, jo treniruojamės ant žolės, bet trečiadienį žaidėm ant dirbtinės aikštės, taip kad nemanau, kad čia kažkokios problemos ar žolė.